Donaldas Trumpas sako, kad Vladimiras Putinas jį užkniso. Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin. Tikslas greitai pasiekti paliaubas nevirsta realybė. Nors Jungtinės valstijos ir Ukraina sutarė dėl visapimančių paliaubų dar kovo viduryje, Kremlius tam nepritarė. Priešingai, Rusija kalba tik apie ribotas paliaubas, pavyzdžiui, nebeatakuojant energetikos infrastruktūros. Bet net ir tam, kad jos būtų įvestos, pirmiausiai reikalauja švelninti vakarų taikomas sankcijas. Tai buvo pirmas Trumpo aštrus pareiškimas Putino atžvilgiu antrojoje kadencijoje. Vėliau tiesa jis toną kiek sušvelnino. Visgi sunku nematyti frustracijos Vašingtone, kad su Rusija tartis sunkiau nei manyti. Į tai iš karto sureagavo Jungtinių valstijų senatas. Trumpo pasisakymas atrišo rankas partijos nariams kalbėti aštriau. Tad iškart 25 respublikonai ir tiek pat demokratų pateikė bendrą siūlymą spausti Rusiją, jei ji ir toliau priešgyniaus. Siūlomos antrinės sankcijos reikštų, kad bausmės lauktų ne tik pačios Rusijos, bet ir jos klientų. Pavyzdžiui, šalims, kurios perka rusišką naftą ir dujas, grėstų net 500% eksporto Jungtinės valstijas tarifai. Kinija, Indija ir Turkija tikrai tuo nesidžiaugtų. Sunku tikėtis tokio sprendimo artimiausiu metu, bet poveikis būtų reikšmingas. Juk Rusijos ekonomika mažesnė nei New Yorko valstijos, o karas kainuoja brangiai. Svarbu, ar pasikeis politinė trajektorija. Iki šiol buvo spaudžiama ir kritikuojama Ukraina. Gal dabar Trumpo taikinyje atsidurs Rusija? Tada reikės įrodyti ir teiginiais, ir konkrečiais veiksmais.